Kupiškio piliakalnio papėdėje surengta aplinkos tvarkymo talka. Norintys dalyvauti joje turėjo rinktis automobilių stovėjimo aikštelėje prie Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčios. Čia atvyko Povilo Matulionio pagrindinės mokyklos bei Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos mokiniai, jaunieji šauliai, savivaldybės darbuotojai, keletas Lietuvai pagražinti draugijos narių, taip pat svečiai iš Латвии. Мы принимаем участие в проекте, который называется Green Investment, и приехали сюда в Купишки помогать убирать территорию. На следующей неделе у нас тоже будет такая же талка, и литовцы тоже обещали приехать к нам и помочь убирать наш парк, который находится недалеко от Резекненского города, в Резекненской волости. И другие наши партнеры проекта тоже едут в другие волости и помогают убирать территорию. С собой мы взяли наших школьников, которые очень хотят участвовать в этом проекте, потому что это первый раз такой проект, который учит их немножко остановиться и подумать по-зеленому. Как будто мы все знаем, что не надо территорию загрязнять, что надо за собой убирать, но тут как-то такие активитеты в этом проекте, которые просто меняют немножко мышление молодых людей и также наше мышление. У нас в Резекненском районе 33 тысячи жителей. Большая территория. Так работы много? Очень много. Так что такие проекты помогают территории стать лучше и красивее. Talka yra viena iš projekto švaresnių ir žalesnių bendruomenių kūrimas Latvijos Lietuvos rytiniuose pasienio rajonuose žaliosios investicijos veiklų. Šį projektą finansuoja Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija. Šitas projektas yra žaliosios investicijos sutrumpintai vadinasi ir čia viena iš veiklų, tai yra talkos, jos bus pas kiekvieną partnerį pavasarį ir rudenį. Tai dabar pavasarinės talkos ir mes keičiamės. Latvijai važiuoja pas mus į svečius, o mes važiuosim pas juos. Mes važiuosim į Rezeknės rajoną kitą penktadienį su jaunaisiais dalyviais. Čia, kadangi yra sudaryta jaunimo iniciatyvinė grupė, tai atsivedė savo draugus į talką. Svečiai taip pat su jaunaisiais pagalbininkais. O svečių čia daug iš? Ir iš Rezeknės miesto, iš Rezeknės rajono ir iš Agluonos. Taip pat Ežerų krašto atstovė Laila Vilmanė, jinai yra šio projekto koordinatorė, visų partnerių koordinatorė. Na, o ką veiksite Latvijoje? Dar nežinau. Tiesiog vyksim nuo pat ryto jau dirbti kitą penktadienį. Ar tai brangus projektas ir ar mūsų savivaldybė reikalingas? Jis yra mūsų dalis apie 17 000 eurų. Manom, kad gamtą saugoti reikia visiems, nes patys čia gyvenam ir turime apsivalyti, padaryti, kad būtų gražiau ir jaukiau gyventi. Na ir visos tos lėšos jau gautos ar palaipsniui turi būti gautos? Jos apmokamos yra įvykdžius veiklą ir apmokėjus už ją savais pinigais, po to tik grįžta. Būtent ši talka ir laikoma Kupiškio piliakalnio parko kūrimo pradžia. Čia bus tvarkoma 2 hektarų teritorija, kurioje jau šį rudenį bus pasodinta 600 medelių. Iš tikrųjų vizija tai yra fantastiškai graži. Čia yra Levens slėnis ir iš tikrųjų senasis Levens slėnis iki šiol visiškai apleistas. Ir Kupišky tokių vietų dar nebelabai daug ir beatrastumėm, kur iš tikrųjų visai apleisti ir visai netvarkyti plotai. Tai ta talka jau prasidėjo pernai, buvo pirmoji talka su vaikais, su mokykliniais vaikais, man atrodo, surinko labai daug šiukšlių. Išvežė tokį patį didžiausią šlamštą. Po to jau buvo dar sekantis darbas, jau buvo pradėti kirsti šitie krūmai. Irgi ta apleista teritorija vos jau susilaukė dėmesio. Dabar jau šį kartą tai renkam tiesiog tuos smulkius žabus, kuriuos dabar nugenėjo su tuo trimeriu, kuris yra pirktas iš šito projekto pinigų. Jau dabar, reiškia, jau vyksta tos mūsų to europinio projekto, dabar jau, sakykime, 3 dalis. Ir toliau bus dar, taip jau bent mes galvojam, kiek mums tų pinigų užteks, tikriausiai turės užtekti. Ir dabar bus kelmų rovimas ir pievelės sėjimas, reiškia paruošti plotą medelių sodinimui.
o projektų pabaiga bus medelių sodinimas ir tai bus šių metų rudenį. Tai va, tada turėsim Piliakalnio teritoriją daugiau mažiau va šitą vietą sutvarkytą. Iš tikrųjų, tai taip ir ieškojom tokios teritorijos, kuri yra dar mažiausiai paliesta, mažiausiai tvarkyta ir iš tikrųjų tai yra tokia gan graži, gan vertinga ir dar ir Piliakalnio apsaugos zona. Nu, atsižvelgimas toks labai paprastas, čia yra tokia žema vieta ir užliejama. Ir daugumoje bus berželiai, bus juodalksniai, o kur šiek tiek į kalniuką bus gal šiek tiek ir pušinėlių. Ir taip tikimės, kad padarysim tokį gražų parkelį ir auginsim medžius. Talkoje dalyvavę jauni žmonės pasiskirstė darbus. Vieni rinko šiukšles, kiti rinko nukirstus krūmus ir juos nešė į traktoriaus priekabą. Nu, mes esam jaunieji šauliai ir atėjom rinkti. Ko? Visokių šiukšlių, kaip matot. Na ir kas čia dabar jūs paskatino, galbūt mokytojas pasakė, pasiūlė? Mes iš tikrųjų nieko nežinom, atėjom ir pamatėm viską. Na ir kaip išsigandot, neišsigandot? Biškai išsigandom. Bet neišsilakstėt? Ne. Ir jums teko toks darbas jau čia pakankamai atsakingas, ar ne? Ja, krauti priekabą. Ir ten pavojinga truputį? Ne. Nebijom nieką. Talkininkai džiaugiasi, kad jau po metų galės pamatyti savo darbo rezultatus. Čia turėtų žaliuoti per metus kiek ūgtelėjęs jaunuolynas.